Sveiki, draugai! Noriu paaiškinti, kaip reikia užpildyti patvirtinimą, kai gauni pinigus į Perfect Money. Jau reikia pasiruošus būti video parašyti. Va šitą video, kurį aš rašau. Taip. Ir toliau aš pasidalinsiu 3 socialiniuose tinkluose su šito video. Mūsų tinklapyje Unitec Family aktyvnas šitame skyrelį, čate. Vat yra skirelis aktyvnas, pasižiūrėkit. Taip. Vat štai. Šitas skirelis aktyvnas, čia mūsų, mes visada dalinamės visokiais. Nu, kaip socialinis tinklas, taip. Video dalinamės ir taip toliau. Vat štai toks skirelis. Mes šitame pasidalinam, pasidarom skryną. Paskui yra skirelis čatas mūsų. Štai vat čatas, kuriame mes visi partneriai ir svečiai irgi taip pat dalinamės. Ir čia darom skryną. Taip pat yra pas mus site Varonkė. Štai toks labai geras instrumentas, kur mes taip pat čia dalinamės visais savo video ir darom taip pat screenshotą. Ir pasidalinam va, su tais visais, pasidarom screenus ir tada mums reikia užsipildyti jau. Einame į savo kabinetą, atsiprašau. Čia mūsų vyksta dabar štai užeinam į savo tinklapį mūsų kompanijos, paspaudžiam kasą. Einam į kasą. Ir čianai, jau kai mes turim viską pasiruošę, vat, galim pasižiūrėti, kur jau mes išvedimą darėm. Aš dariau išvedimą, taip. Vat štai. Kai čia ateina pinigai va į kabinetą, va matom, čia tik išvedimai. Reiškia, mes pildom va šitą va formą. Va tokią va pildom. Jeigu paspausti, tai čia va arba marketingo išvedam pinigus atskirai, arba jeigu referalinius norim įsivesti, tai mes turim 2 pasirinkimus. Tai pildom arba šitą formą, arba šitą. Šitą sumą įsivedam. Ir taip pat video darom, taip aiškinam, įdedam video iš YouTube'ės, irgi pasidalinam 3 socialiniuose tinkluose. Šitai mūsų tinklapyje Unitec Family, draugiška šeima, aktyvnas puslapyje, chat puslapyje ir taip pat site Varonkė. Ir atiduodam patikrinimui, įsiunčiam. Ir jeigu yra kaip 2 sumos, kaip šiuo atveju pas manęs, aš vieną padariau video ir tada noriu įsivesti dar ir pagal marketingą pinigus, tai va, vėl darau video. Ir viską čia užpildau. Tai jau bus 2 užpildytos mano formos. Ir toliau va, viskas matosi, kaip užpildyta, kai jas patikrina, tai va, statusą įgauna. Čia parašytas statusas. Štai, aš va ką tik nesenai padariau vėl išvedimą pinigų ir va statusas stovi
kad patikrinimui. Taip, va, 3320 dolerių išvedimui. Tai man dabar jinai yra tikrinama. Kai tik ją patikrins, pas mane bus statuso jau pavadinimas, kad va kaip čia jau patikrinta. Jau pinigai išvesti į mano sistemą. Į Perfect Money yra čia parašyta. 5585 va suma išvesta. 14 dieną, o startas buvo 13 dieną. Ir taip pat išvesta pagal marketingą 12425. Irgi jau patvirtintas mano išvedimas ir tie pinigai turėtų būti perfekte. Ir 14 taip pat dieną. Ir reiškia, kad aš dabar, čia vaduotas vėl man laikas, buvo 2 dienos, o dabar čia yra 1 diena ir 5 valandos, kad aš turiu patvirtinti, kad pas mane pinigai tikrai yra perfekte. Mes tada rodom, tvirtinam, taip pat video darom ir patvirtinam, parodom va šitą sumą, jinai perfekte jau yra, reiškia atitinka data visa ir perfekta rodant tą vietą, kur atėjo pinigai, lygiai ta pati suma ir data rodoma, atitiktų viskas. Nu ir va, kai aš ką norėjau pasakyti dar apie šitą, kurį dar mano nepatikrinta, aš ją padariau ir yra knopkė. Jeigu aš žinau, kad aš kažkokią klaidą skrynuose padariau ar ne taip kažką, kur man gali ją atšaukti, atgal daryti, tai aš tada galiu va pati atsišaukti ir pasitaisyti iš naujo viską. Bet jau kai patikrins, tai jau man negalėsiu pasitaisyti, tik tai jau man bus procentas mažesnis, aišku, jau ir aš turėsiu pasitaisyti. Vat štai, galim patikrinti, vat, skrynai, kaip čia susideda gražiai ir visi va matosi, va, kaip mes skrynus dedam. Viską galim pasižiūrėti, nu super, labai gerai padaryta viską. Nu ir štai aš va šitos va, pagal marketingą dabar, va, 12425, aš patvirtinu ir parodysiu, kaip užpildau, kaip reikia užpildyti. Spaudžiu va šitą knopkę, kuri vadinasi patvirtinimas, kad yra pinigai mano perfekte. Ir ten aišku yra šitos formos, šitos zajavkės, ar kaip čia va numeriukas, reikia nesusimaišyti, nes jų yra ne vienas ir nesusimaišyti, būtinai įdėti tą, kurį tvirtini. Tai va, spaudžiu, 7. Ir va čia jis kaip tik stovi ir iš YouTube'ės turiu jau linką vėliai, įsidedu aš jį ir taip pat dabar dėsiu skrynus. Iš visų mano tinklapių, taip įsirinksiu. Aš patvirtinu pagal marketingą. Taip, va šičia bus, štai papkė. Nu ir dedu kontaktę. Twitteryje. Iš Twitterio skrynas. Matot, čia visai nesunku. Čia viskas labai greitai darosi. Ir iš Facebooko. Taip. Čia labai svarbu irgi, kad nepasikartot, va, pasižiūrėt, pasitikrint. Toliau einam iš site varonkės skryną įdedam. Taip, kur čia yra šitas. Aktyvnas iš puslapio. Iš čiato. Ir štai viską aš sudėjau, pasitikrinau, nepasikartoja niekas. Ir ar viskas gerai. Ir būtinai turi būti JPG šitame, visi skrynai padaryti šitame išplėtime. Ir taip atiduodu patikrinimai mano šitą visą atsiskaitimą. Tai čia vadinasi video atsiskaitimas.
Vat gal paklausite, kodėl taip reikia, nu čia tokios sąlygos, čia savaime, tokia reklama savaiminė, kurią mums nereikia ten galvot, kaip ten mėti, viską sudėjom ir rami galva. Ir štai pamatysim, kaip atrodo mano įsiustas atsiskaitimas. Patvirtinimo, štai pagal marketingą jau parašyta. Va, yra YouTube'ės linkas ir vėl visi skrinai mano sudėti. Ir parašyta, kad laukiama peržiūrėjimo. Bet jeigu mano bus blogai kas nors, pinigai tai jau perfekta, įsivaizduojat? Ir aš jų atgal netiduosiu, jeigu kas nors blogai, tai kompanija čia atgal parašo, kas būna klaidų, kad nepriėmė mano atsiskaitimo, parašo dėl ko, ir aš galiu, aišku, dar ištaisyti, bet jeigu aš neištaisysiu, tai man nuims visą šitą sumą, kurią aš jau turiu perfektą. O kaip jie nuims? Aš tai netiduosiu iš perfekto ir niekas netiduos. Nuims iš vėliau ateinančių pinigų. Matot, jau man pagal marketingą ateina vėl nauji pinigai. Vėl eina. Ir kad nuims iš tos, labai super. O aš tuos jau naudoju. Tai va. Tai dar galiu parodyti kaip ir kitą. Kad būtų aiškiau. Ir kitą patvirtinimą taip pat padarysiu. Nes man jau reikia ir kitą šiandien patvirtinimą daryti. Aš jau padariau video, viską pasirašiau. Štai, dabar dar referalinius patvirtinsiu, kad jie yra pas mane sistemoje jau, bet jie iš tiesų tai nėra, nes čia mes dirbame su tais pinigais virtualinius, kuriais kompanija mums duoda testavimu. Gerai, kad mums nereikia su savo pinigais testuoti. Tiesiog mes mokame šio geras labai projektas, ateikit, būtinai prisijungit. Ir tai 5585 referalinis bonusas, kad man atėjo ir aš jį gavau jau sistemai, man išvedė. Tai aš vėl turiu laiką, vieną dieną, 4 valandas, galima aišku palaukti, bet geriau nelaukti, jeigu kas blogai, spėsiu dar ir vėl pasitaisyti. Ir ką aš darau? Reiškia, aš einu vėl, spaudžiu, kad aš patvirtinsiu ir dabar ten numeriukas, pamiršau, einu pasižiūrėti tiksliai, koks ten numeriukas nepasižiūrėjau, 11. Taip. Vat dėl tokio numeriuko irgi gali mums atmesti ir mes turėtume iš naujo daryti. O, taip. Ir taip, dedu linką iš YouTube'ės ir einu skrinus visus susirinkti. Taip, referaliniai. Kontaktė. Twitteris. Facebookas. Sait Varonkės. Varonkė, kur yra. Galvojau, kad ne. Taip, Varonkė. Toliau aktyvinas iš puslapio. Ir iš mūsų čiato. Ir štai viską vėl sudėjau. Pasitikrinu, nieks nesikartoja, viskas gerai ir įsiunčiu patikrinimui. Atsiskaičiau. Viskas gerai. Tikiuosi, kad viskas gerai. Jeigu viskas gerai, tai man pinigų jau. Aš vis tiek jie yra perfekti. Paprasčiausiai mes patvirtinam. Čia savotiška reklama mums visur. Tokia, kuri
Instrumentai bus viską daro. Nereikia ieškoti žmonių, žmonės patys ateina, skambina ir klausia, ar tikrai mes čia gaunam. Nu, dabar dar tik testuojame, kviečiu prisijungti tikrai. Išmoksim, gerą projektą turėsim visada. Ir taip, ačiū už dėmesį, su jumis buvo Anta.